Agrokoncernas daugelį metų rengia konferencijas, šiemet nutarėm daryti daugiau jų. Matysim, ką papasakos, kokie sprendimai numatomi ateičiai ir bandysim juos gyvendinti savo ūkį. Šiemet yra neeiliniai metai, tai yra, kad grūdai nėra tokie brangus, kad galėtumėm laisvai auginti juos ir neskaičiuodami daryti tam tikrus sprendimus savo ūkyje, juos reikia iš tikrųjų pasverti. Tokie galvosūkiai, žinot, galvoja, čia laukti biškutį dar pakils kainos, ar dabar kažką po truputį reikia daryti. Nu, visą laiką mes savotiškai, trąšų kainos, chemijos kainos, nu toks, turim visą laiką galvosūkį, kur beeitum, vis tiek galvoji pro tą žemės ūkį. Žemdirbiam pateikėm būtent ištyrinėtus duomenis. Matavimų buvo atlikta daugiau negu 26 milijonai per vienus metus, o tai atliekam jau 5 metai iš eilės. Tai įsivaizduojat, kokią duomenų bazę mes galim pateikti žemdirbiam, kurie pas save gali pritaikyti. Kai duomenys yra pateikiami ne tik savo išraišką, kiek derliaus gavom, bet iš esmės yra paskaičiuota ir finansinė nauda, ar verta daryti ar neverta. Kitas dalykas, ar tai saugu gamtai ar ne. Mūsų šiandien sprendimai turi būti tvarūs, pasverti. Ir aš pastoviai jau, nežinau, gal 20 metų, pas mane mašinų pastoviai Agrokoncerno knygos kietais viršeliais. Ir aš laukuose laisvo laiko minutę turėdamas, aš pastoviai vartau visus metus. Augalų tos fazės, tręšimai, purškimai, kur tokioj fazėje jūs rekomenduojat, aišku, mes taikomės prie tų klimatinių sąlygų ir pagal augalų, aišku, išsivystymą. Bet labai gerai jūsų rekomendacijos yra priminimas, kas baigiam va tą darbą ir mes labai stipriai planuojam į priekį. Smagu, kai yra galimybė daryti eksperimentus, kai tu gali savo laukuose išbandyti dalykus, apie kuriuos pasakoja, apie kuriuos žurnaluose matai. Tai visi, tarkim, mes kaip visi kaimynai pavasarį, tarkim, beriam trąšas, bet mes važiuojam pagal žemėlapius, mes susinaudojam galbūt ant 50 hektarų tik porą tonų ir tas gal nepasimato vizualiai, jie mato, kaip mes tręšiam, jie tręšia, kviečiai jų žaliuoja, mūsų žaliuoja. Bet mes realiai finansiškai pas save viduje, buhalterijoje, mes žinom, kad mes išleidžiam mažiau, kad mes sutaupom, kad mes galim kitur pinigus nukreipti. Gyvenimas nestovi vietoje ir ką išmokai prieš 30 metų, jau daug kas yra pasenę. Visada reikia naujų žinių, naujų minčių ir parodyti save ir pasižiūrėti į kitus. Tokie visi susėjimai, ypač, ką išgirstam iš kalbėtojų, iš pranešėjų, tai yra vienas labai įdomus momentas. Bet susirenka žmonės ir tada prie kavos ar šiaip turim galimybę pabendrauti, ką išbandė į ūkį pas save, kas pasiteisino, gal kažkokiu tai negirdėtų metodų, tai tokiu būdu turbūt ūkininkai labiau mokosi.